Sveiki visi, su jumis aš Kristina ir šį video darau savo labai gerai draugiai, vardu Emilija. Jo žiūri patiko mano kanalas ir labai paprašė padaryti video specialiai tau. Taigi, Ema, skiriu šį video tikrai tau. Ir tu prašėjai piešti žmogų, išmokyti tave piešti žmogų, taigi aš pasistengsiu, kad tau būtų viskas aišku. Gerai, taigi pradedam. Mes piešime skaitą. Tai yra jos veidas. Toksai, man labai patogu piešti, gal kažkam patogu piešti tiesiai, bet man patogu šiek tiek šoną. Tai jo, toksai veidas. Tada reikia nupiešti kaklą ir pečius. Kaklas neturi būti labai ilgas, nes taigi piešime vaiką. Pečiai turi būti suapvalinti, kad atrodytų žmogus kaip gyvas. Maždaug neįtin dideli, kad bent jau pusė figūros, nustariamos figūros, bus panašu žmogus. Maždaug 2 brūkšniai bus pati talija. Rankos gali būti sulenktos, o gali būti ir tiesos. Aš visada piešiu maždaug taip. Man šonų piešti tikrai yra daug patogiau. Tada nupieškime apatinę mergaitės dalį. Kojos neturi būti labai ilgas, maždaug pagal ūgį, kas man nei bus nei aukšta, nei žema. Pereikime prie rankų pirštą. Jie turi būti ne per ilgi ir ne per trumpi. Plaštaka turi atitikti ir kitos plaštakos ilgiai. Jos turi būti maždaug tokios. Nežinau, gal gerai matosi, gal nelabai, nes dabar debesuota ir nelabai gerai matosi galbūt. Gerai, nekreipkime į tai dėmesį, o pradėkime piešti akis, nosį, burną, antakius. Nosies piešimui reikalingas toksai brūkšnys. Tada padarysime nedidelį užlenkimą. Turi gautis maždaug taip. Burna neturi būti labai jau plati, bet dar bus ir lūpos. Jeigu pas jūs išėjo taip, tai jūs padarėte tikrai gerai. Gerai. Pabandykime nupiešti akis. Akis turi būti 2 puslankiai. Antakiai neturi būti labai užlenkti į priekį, nes taip atrodys, kad jie yra labai pikta. Apatinė akies dalis neturi būti itin matoma. Akyje turi būti nupieštas toks rutuliukas, jeigu jums žinoma matosi. Ir dar kai ką pamokysiu, kad akį padaryti gyvesnę. Tai reikia tiesiog paimti ir daryti tokį pusmėnulį. Taip atrodo, kad tikrai kažkur žiūri. Taip pat padarome ir kitą akį. Va. Kažkur taip turi gautis normalus mergaitės veidas. Toliau nupiešime blakstienas ir blokus. Blokai turi šiek tiek matyti. Jie piešimi labai panašiai kaip antakiai, tik labiau užlenkti. Blakstienas nepieškite tiesiai, tokiais pagaliais. Nieko gyvų nepieškite taip. Nors yra paprastą lapą, bet daug toliau negu piešinės. Daugiau aš piešti štai taip. Taip, nes tada, jis atrodo tikrai kaip tikroviška. Perpieškime taip pat ir akis. Aišku, jums nebūtina daryti tokių brūkšnių čia, nes čia aš jums tik tai rodau, ką geriau padaryti, ko nelabai. tą patį padarėme ir su kita akimi. Emilija, manau, tau tikrai aišku.
Bet aš mėgstu piešti, todėl nupiešiu plaukus ir visą kitą, ir kad ir tau, ir visiems kitiems YouTube žiūrovams būtų tikrai aišku. Pradėkime piešti plaukus. Aš juos nupiešiu garbanotus ir paskui galėsiu, pavyzdžiui, čia nupiešti tau veidą su trumpais arba kokiais nors tiesiais plaukais. Nes tai yra labai lengva. Tik reikia pasistengti. Jeigu piešite garbanotus plaukus, turi gauti šitaip. Aišku, viršui atrodo, kad be smegenų, bet turi būti aukštesnis pakaušis ir pati galva. Maždaug kažkur čia. Kaip yra toks brūkšnis, tai galima jį nutrinti. Tada reikia padaryti krentančius plaukus štai čia, kad jie ten, liptų ant peties, kai jūs to sruogas. Čia, vienu žodžiu, kad jie atrodo tai tikrai kaip tikra nuotrauka. Arba bent jau piešinys. Turi gautis taip. Jeigu kam nors kas nors neaišku, tas sruogas daryti, tai gali parodyti dabar. Pavyzdžiui, kad ar čia. Taip paėmė. Bet taip ir vėliuoja tokia linija iki tau reikiamo. Paskui taip užsuki, galima dar kokį nors iškilimą padaryti. Maždaug taip kažkaip. Jo, sorry. Toliau reikia kojas nupiešti. O tai kažkaip nebekūti, kažkaip keistai atrodo. Turi gautis kažkur taip. Aš nekreipti dėmesį į brūkšnius. Galima trinti, jeigu taip išėjo, bet čia kelnes. Aš nupiešti kelnėm. Manau, ir tau, mylėjai, ir žiūrovam tikrai turi prireikti tokie dalykai.